Šiandien parodysiu tai, ko visuomenė neturėtų matyti 21 amžiaus universiteto ligoninėje. Zaborės naujienas į Klaipėdos universiteto ligoninės požeminius tunelius pakvietė patys medikai. Tie žmonės, kurie kasdien šiais koridoriais veža insultą patyrusius, infarktą ištiktus ir kitus sunkios būklės pacientus. Tai, ką pamačiau, kelia nepatogius klausimus. Šlapios grindys, vandens pratekėjimo požymiai, kibirų surenkamas vanduo, senstanti inžinerinė infrastruktūra, požeminiai koridoriai, kurie ekstremalios situacijos metu turėtų būti viena svarbiausių ligoninės arterijų. Lietuva kasdien kalba apie civilinę saugą, pasirengimą kariniams ir hibridinėms grėsmėms, apie atsparią valstybę. Tačiau atspari valstybė prasideda ne nuo prezentacijų ir konferencijų salių. Ji prasideda nuo realios kritinės infrastruktūros būklės. Klausiu ir Lietuvos Respublikos vyriausybės, klausiu ir Krašto apsaugos ministerijos. Ar tokia infrastruktūra yra laikoma tinkamai parengta veikti karo, mobilizacijos, masinių nelaimių ir kitų ekstremalių situacijų metu? Ar buvo atliktas šių tunelių atsparumo ir tinkamumo vertinimas? Ar valstybė iš tikrųjų žino, kokios būklės yra objektai, kurie krizės metu turėtų gelbėti žmonių gyvybės? Nes civilinė sauga nėra teorija. Civilinė sauga prasideda ten, kur medikai stumia pacientų lovas, ten, kur juda reanimacinė įranga, ten, kur kiekviena minutė gali lemti žmogaus likimą. Jeigu šiais tuneliais šiandien vežami insultą ir infarktą patyrę pacientai, visuomenė turi teisę žinoti, ar valstybė ir ligoninės vadovybė padarė viską, kad ši infrastruktūra būtų saugi, patikima ir pasirengusi veikti pačiomis sudėtingiausiomis aplinkybėmis. Laukiu neformalių atsirašinėjimų, o konkrečių atsakymų. Su jumis buvo Raimonda ir jos Zaborės naujienos. Stebėkime toliau, kas vyksta. Ačiū Jums už dėmesį ir pasidalinkite, jei manote, kad tai svarbu.